Lillesand mieste dabar esu, bet pats kažkaip žiauriai prastai jaučiuosi. Ieškausi vietos, kur pavalgyti. Nežinau, ar nuo to prastai jaučiuosi, bet vakar išsitraukiau vieną erkę ir šiandien ryte išsitraukiau 2 erkes. Bet 2 iš jų, kurią vakar ištraukiau, ir vieną šiandien, tai buvo visiškai mažytės, tokios mikro ir vos atrodo prisisegusios, buvo labai lengvai ištraukiau. O viena gal ir, irgi išsitraukė gerai, bet šiek tiek patino toj vietoj, toks kaip podo įkandimas vos neatsirado ir šiek tiek niežtėjo, bet nesikasiau. Su jodu pasitepiau tą vietą, bet pats toks apdujęs jaučiuosi. Tai nežinau, tikiuosi viskas gerai bus. Stengiuosi per daug nedaryti, nežinau, staigių judesių ar per daug nepervargti. Tai tikiuosi nebus kokia čia laimės liga, arba kitaip vadinama laimo liga. Jo. Rytoj laukia laisvadienis. Su vienais lietuviais susitinku Arendalio mieste, jie mane priims. Tai bus poilsis. Labai tikiuosi. Šiandieną ūpo per daug nėra kažką veikti. Vis dar šiek tiek apsnūdęs toksai, apspangęs. Bet pavalgius tai geriau, šiek tiek energijos atsirado. Tai jau neskubant po truputį susidėsiu ir išvažinėsim iš miesto. Arba čia nežinau, arba čia nuo erkių, arba čia šiaip savo tinginukas apsigyveno. Bet jau neniešti tos vietos, kur įkando erkė, tai gal nieko tokio. Pailsėjau, metas važiuot. Pavargęs, nežinau, kažkaip jaučiuosi, sunkiai viską daryti čia. Paliksiu Lillesand miestelį ir dabar link Arendalio. Šiek tiek cukringo maisto paėmiau dar, šokolado perkasiu dabar. Ir čia toks kaip smėlis sausainiai. Na ir dar paėmiau lopų su klijais. Turėsiu ekstra, nes vienas tik tais liko lopas, tas toks kaip pleistras. Liko ir daugiau lopų, gal kokie 4 dar, bet klijai pasibaigė, tai iš jų nieko, jeigu be klijų. Tai jau čia yra 6 lopai ir klijai. Tai man visai, manau, jau pravers iki kelionės galo, tikiuosi. Nes paginės čia padangos ir neužvažinėsiu ant kokių nors smeigtukų. Hello, aš kelyje. Saulė šviečia pro giedrą dangų, tai gal pavyks čia pagauti spindulių gerų. Pasikrausiu energijos, gal šiek tiek nudegsiu, tai nusprendžiau nusimti maikutę. Visai sušilo, beveik 20 laipsnių rodo. Atrodo, kad vasara tęsiasi. Ten jūra priešais, Šiaurės jūra. Ir į Grimstad miestą užsuksiu. Jis pakeliui pagal maršrutą. Na va, džokeris. Užsuksim kažko daržovių paimti galbūt.
Dviratukas visų gražumų. Susitepiau grandinę, nors vakar tepiau ją. Bet naktį lietus palijo, viską atrodo nuplovė. Neliko to tepalo, šiandien taip žiržgėjo, kad šakis jau baisų darosi net nuo tokio triukšmo. Tai susitepiau, dabar geriau bus ir apie 15 km lieka. Ir apie 15 km lieka iki finišo. Manau, jau šiandien pasieksiu. Labai gražus vakaro laikas. Ir ypač patinka, kai tai va šešėlis krenta. Tai gali žiūrėti save. Keliautojas koks tikras. Fainai atrodo. Tašės, tas siluetas visas dviračio. Nice. Labai gražus oras, žiauriai. O pavažiavau nusirengęs ir pasikroviau. Visai ir nuotaika pagerėjo ir atrodo energijos įgavau. Jeigu žiūrėtume į žemėlapį ir į Arendalio tą miestą, tai dabar pas lietuvius taikau maždaug į šiaurės vakarus nuo to Arendalio ir šiek tiek jau užmiestyje būsiu. Netrukus atvažiuosiu, lieka tik tais porą kilometrų. Galiniai stipinai silpni pas mane. Antras jau iššoko. Oi, antras. Vienas, va, antras. Tai žodžiu, dar dviejų nėra stipinų. Nu ir čia šaudyt pradėjo ir vienas blogai, kad iš anos pusės, ten kur žvaigždė, o žvaigždės tai neturiu kaip nusukti. Oi vargelį. Nu pavargo jau ratas, pavargo stipriai. Nu jau kai bėdos prasideda, tai prasideda bėdos. Dabar spidometro laidas nutrūko, jomajo, nu žodžiu, nelabai čia sekasi šiandien. Visiškas ruduo. Važiuoju, jau taip patemę šiek tiek, vėsta ir kažkas lapus degina, ar kažką tais iš savo sodo, toks malonus dūmų kvapas. Na ką, atvažiavau pas lietuvaičius, pas Mildą ir Arūną, tai apsistosiu pas juos kieme, nes norėčiau lauke visas naktis praleisti šioj kelioniai. Jau pavalgiau labai skanios pupelių sriubos ir jo, susimatom palapinėje. Ir esu miestelyje Rykėne, toksai miestelis. Norėjau visas naktis šios kelionės praleisti lauke, tad sakiau, lovos neruoškit, norėčiau lauke praleisti naktį, tai ant terasos pasistačiau palapinę. Čia, manau, prabūsiu keletą naktų pas juos. Truputėlį dviratis pagedo, tai rytoj bus tvarkymasis. Na ir bus tikriausiai rytoj pirma diena per kelionę, per beveik 50 dienų, kai iš viso neminsiu dviračio. Nes visko čia yra, ir elektronikos, manau, bus, ir daug svetingumo, ir vaišių visokiausių, tai nieko kaip ir nereiks važiuoti. Viską čia pasidarysiu, na ir pasilsėsiu. Svarbiausia, reikia pasilsėti, bet jo, kai buvo ryte, kai buvau jau leisgyvis, atrodo, putų erkių, tai dabar daug geriau jau jaučiuosi ir čia pavakarieniavau. Dabar jau pasistačiau, drabužiai skalbėsi, tai įmetė skalbti, žiauriai cool, pagaliau bus kvepintis rūbai. Na ir va. Tai susimatom jau rytoj, apipasakosiu, kas dviračiui negerai. Ir nežinau, gal maršrutą parodysiu, ar dar kažką tais. Na žodžiu, lauks laisvadienis, o šiandieno tiek iš šiandien dienos. Eisiu dar į vidų, gal pasišnekučiuoti, pavalgyti kažką dar. Tai iki, ačiū, kad žiūrit, ir jeigu esi naujas šitam kanale, kviečiu užsiprenumeruoti. Užsiprenumeravimo
ženkliukas kažkur čia apačioje yra, po video paspausti. Tai kiekviena prenumerata yra svarbi ir artėjam jau netgi prie 400 prenumeratorių. Tai jo. Na viskas, baigiu šį video ir iki.